Nu, atvažiavo truputį į kaimą, į gamtą. Ir tikrai labai gera atvažiuoti iš to miestą, iš to šurmulio. Na, iš karto viskas pasikeičia viduj. Ir dažnai žmonės sako, oi, nu tai čia jo kartais gerai, žinai, atvažiuoti į to kaimą, į savo sodybą, baliavot, pailsėti, žinai, nuo darbo pailsėti. Bet tada vėl grįžti į savo to miesto ten, į savo to narvelį tikriausiai. Nu, visai būna, aišku. Bet dažniausiai žmonės, dauguma žmonių gyvena būtuos. Tai ten iš viso ne kažką. Bet turėtų būti atvirkščiai. Mes turėtume visada gyventi kaimuos. Nu, ne, tikriausiai tada tų miestų visai nebūtų. Jeigu mes vis tiesiog gyventume kaime ir kaime visko vystytume. Bet šiaip žiauriai faini yra būt gamtoj. Nes nu tu jaus, tave gydo, tie garsai, tie kvapai. Tiek jeigu, sakykime, ir kaimtų kažkokių gyvulių, tai ir ten karvių, vištų. Nu vėlgi ir maistas jau kitoks, ne iš parduotuvės, tai jau žino, ko valgai. Ir nu tai yra visai kas kita, negu eiti kažkur iš parduotuvių, pirkti tą maistą. Ir dažniausiai, jeigu tu miest gyveni, nu, tai tu nevalgai vien tik ten kiaušinius, pieną, ten mėsą. Tu pirki visokią ten nesąmonių, prisiperki iš tos parduotuvės. Tai, ko tau siūlo ten tos visos gamyklos, įmonės. Ir tai ne visad būna gera. Nu, dažniausiai šiaip būna negera, nes ten vėl prideda visokių nesąmonių, nuodų. Tai vat, tikrai gamtoj būt labai gera. Ramu. Ir iš tikrųjų tai ir yra tai, ką žmogui reikia. Mums nereikia tenais kažkokių karjerų, darbų, kažkokių ten mašinų, kažkokių rūmų. Tai yra viskas tiesiog sukurt žmogus ir tai nėra tai, ką mums reikia. Nes tu, kad tu ir sukurt toks dalyks, tu sukurt sistemą kažkokią. Nu tai negali žmogus prigimties parašyti. Mes vis tiek norim vieną dalyką. Ir štai kas yra tas dalyks gamta. Mums reikia gamtas. Gamta yra pats svarbiausias. Nes iš tikrųjų tik būdami gamtoj ir darydami tai, ko mes turim daryti, valgydami savo maisto, ilsėdamies, nepersidirbdami, mes būnam laimingi. O ne ten darant tai, kas kažko pasako, ten eik ten studijuoti, eik ten darbą ieškoti, eik ten. Nes tie darbai dažniausiai net nebūna tiek ir darbo. Jie tiesiog yra. Nes nu, taip yra įkalt visiems į galvą, kad mes vis turim būti labai užimti. Mes negalim tiesiog visą dieną gulėti, tiesiog daryti, ko norim. Ne, jau nuo mažens mums kala į galvą, kad mes turim dirbti, mes turim kažkam kitam uždirbti pinigus, mes turim turėti hobių, 100 hobių, 100 užsiėmimų, žodžiu ten. Bet nu tai nėra gera, nes mes nesam tam sukurti. Ir kas iš viso yra ir kodėl yra bloga tiesiog nieką neveikti. Ir vėlgi tas nieką neveikti. Tu vis tiek kažko veikti. Nu gerai, gal ir galti ant to žolės, ar ilsies, ar valgai savo pagamintą maistą, užaugintą maistą. Bet čia irgi yra kažkas. Čia nėra, kad tu nieką neveiki. Bet šiais laikais kažko veikti, tai reiškia ten, ten pinigų daug uždirbti, kurie net neegzistuoja, karjerą kažkokio pasiekti, kuri irgi neegzistuoja tikram pasaulyje. Ir žmonės sako, kad va būtent tai ir yra tikras pasaulis. Karjeros siekti, oi kaip čia bais, čia reikia darbą ieškoti, eiti miesto, nuomotis. Bet tai nėra tikras pasaulis. Čia yra sistema, kuri yra sukurt žmogus. Tikras pasaulis yra labai paprastas. Jis susideda iš kelių dalių.
viena iš tų dalių tai ir yra gamt. Tu tiesiog džiaugiesi gamt. Tu matai tuos plotus. Dar čia jeigu karvių kokių būtų, tai iš viso būtų liuks. Tai ir daugiau kas dar į to įeina, tai, kaip ir jūs sakė, maistas geras. Taip pat, gal kažkam nepatiks, kad to pasakys, bet iš tikrųjų mes esam sukurti daugintis. Ir iš tikrųjų mums yra gerai daugintis ir turėti vaikų. Ir šiaip pagal viską mums turėtų tai džiuginti. Mes neturėtume bijoti turėti vaikų. Bet kažkas pasakė, kad mes turėtume tą bijoti, kad mes turėtume tą nemėgti. Ir dabar visiems atrodo, ne visiems, bet daugumai žmonių atrodo, kad čia turėti vaikų ir brangu, kad čia labai sunku juos užauginti, reikia auklėti, visokie būreliai, mokyklos, bet tai irgi yra sukurti sistemos. Ir aišku, kalbant apie vaikus, iš sistemos išeiti yra sunkiau, nes, sakykime, jeigu tu nusprendi vaiką neleisti į mokyklą, vėlgi įsijungi visos instancijos, vaikų teisės, policija, žinom, jie gali tada tau priversti vesti to mokyklą, ten vėl visokios išlaidos ir tu vėl patam priklausom nuo pinigų, nes ten reikia turėti pinigų. Ir dar vaiks, kai pamata kits vaiks, vėl ten įtakos padaro tam vaikui, ten kit vaikas, sakykime, turi kažkokių ten telefoną labai brangų, ten drabužiai brangus ir tas vaiks nenori jaustis atstumts ir jam tu irgi turi pradėti pirkti tuos dalykus. Nebūtina, aišku, bet čia jau sunkoki yra, tu turi kalbėti su to vaiku, tu turi jį mokinti būti stipriam, kad jis nepasiduotų tai įtakai. Nes dauguma vaikų pasiduoda, nes jie vis tiek bandos jausams, tu nori būti kaip ir kiti žmonės, mes tiesiog esam taip sukurti. Ir mes norim būti kaip kiti ir mes sekam kitus, nors kartais tas sekimas, nėra gerai. Tai nereiškia, kad kažkoks žmogus ten kažką daro, ar ten dauguma žmonių kažką daro ir tai yra gerai. Tai nereiškia tai, kad jeigu visi ten nuo stogo griūna, tai nereiškia, kad ir tau reikia griūti nuo to stogo. Tas ir yra, nes, kaip jau sakiau, mes taip esam sukurti. Nes mūsų smegenys šiaip yra gan tingios ir jos biški priting pačios mąstyti. Ir dėl to, kai tu pamatai, kad labai daug žmonių daro kažko ir jie vis sako, kad čia gerai, tavo smegenis traktuoja taip kaip ir gero dalyko. Jeigu dauguma žmonių tai daro, tai reiškia, yra gerai. Bet iš tikrųjų, tai nėra teisinga, tai nėra visad gerai. Ir būtent mes pakliūnam į šitas pinkles ir tada būna sunku iš jų išsinarpliot. Ir mes darom, kas mums sako, mes matom, kad visi žmonės tai daro. Bet mes neklausinėjom, kodėl mes tai darom, kodėl visi tai daro, ar iš tikrųjų tai reikia daryti. Nieks nieko neklausinėja. Ir tame yra labai didelė problema, kad nieks nieko neklausinėja. Nes mes visada turėtume abejoti viskuo. Abejoti ir bandyti mąstyti tiesiog, kodėl mes kažką darom, kokia nauda iš to. Nes žmonės dažniausiai sako, tai taip reikia, nes taip pasakė, taip valdžia pasakė, taip ten daktarai pasakė, čia visi žmonės taip daro, čia taip tiesiog reikia, bet ką reiškia reikia? Ne visada reikia kartais ir pagalvoti ir pamąstyti apie tuos visus veiksmus, ar nežinau, sakykime, aišku, aš čia labai abstrakčiai gal kalbu dabar, bet reikia šiaip ir pamąstyti, sakykime, ir dėl to, kad darbą turim, ten dirbi, sakykime, office, pripažinkim, kad ofiso darbas, jis nėra reikšmingas, jis yra visiškas matricinis darbas, visiškai sukurt sistemas, jis jokios naudos neduoda. Čia yra tiesiog kaip monopolis, kaip kažkoks žaidimas, jisai jokios naudos niekam neduoda. Ir tiesiog,
eidami į darbą, tu turi pamąstyti, o kam aš čia dabar einu į darbą. Aišku, būna žmonės, kurie sako, kad jam, patinka tas darbas, kam gali patikti toks darbas. Aišku, tas dalykas gal kažkam gerai, sėdėti ten prie kompiuterio, gal ten grafiks visai neblogs. Bet vis tiek, kad tu sėdi patogioj vietoj, tai nereiškia, kad tu neturi klausinėti kažką. Tu vis tiek turi galvoti, čia kažkaip keist, čia dabar mes einam vis, kaip kokios skruzdėlės, žinai. Ir jo, mes tiesiog dauguma žmonių esam skruzdėlės, tiesiog dirbam. Ir aš nesakau, dirbti yra gerai, bet dauguma darbų nėra iš tikrųjų darbų, mes turėtume dirbti tikrus darbus. Ir vienas iš jų tai prižiūrėti gyvulius, prižiūrėti gyvūnus ir vėl sakios, oi, tai juos prižiūrėti yra labai sunku, bet iš tikrųjų ne, aš nemanau, kad juos yra sunku prižiūrėti. Nes, žmonės sako, tu turi atsikelti labai anksti, bet kai reikia į darbą keltis, pasiruošti, nuvažiuoti, viso valandą kamščius prasidėti, tai čia gerai viskas, čia nėra sunku, čia gerai, bet kad savo gyvulėlį pašerti, kurią tu tikriausiai mėsą, pieno geris, valgys, kuris yra daug sveikiau negu parduotuvinis maistas, tai čia jau yra bloga, čia jau čia jau sunku, bet į miestą į darbą keltis tokią pat valandą, ten 5 valandą rytą yra gerai. Tai čia kažkaip, nelogiška, sakyčiau. Mes nesam sukurti keltis 5 valandą kažkur ten į ofisą, į ten darbą, kur tau kažkas kažko liep daryti. Nes tu dažniausiai ne savo dirbi, tu dirbi kažkam kitam. Tau ateina kažkoks bosas, aiškina ten ką daryti ir tau dažniausiai atrodo nesąmonė, bet tu vis tiek dirbi, nes taip reikia. Bet kai tu gyvulių savo prižiūri, tai yra visai kitaip. Nes tu savo prižiūri. Tu savo melži karvę, nes tu gersi tą pieną, kuris yra labai sveikas. Tu, nežinau, jauti ten kažkokį, tu žinai, kad jo mėsą valgysi. Tiek ir vištos, tu žinai, kad tu savo tai darai. Ir tai yra tikras dalykas. O ne ten eiti kažkur ofisą, kažkokie dokumentai, kam tie dokumentai, pažiūrėkit, kiek medžių iškertami per tuos dokumentus. Neturėtų iš viso tokio dalyko būti. Bet yra tokie dalykai. Ir labai gaila, dėja. Tikrai gamtoj, mes tiesiog esam gimę iš gamtos. Tai mes ir turėtume į ją grįžti. Mes turėtume grįžti į gamtą ir čia gyventi. Tai nežinau, tik tiek norėjau pasakyti, dar gal vėliau kažką sugalvosiu, bet aš manau visai įdomios mintis. Kai pagalvoji, tikrai, taip ir yra gyvenime. Kad dauguma dalykų mes, nepagalvojam apie juos. Mums atrodo, kad tai yra savaime suprantam, bet tai nėra savaime suprantam. Tai man. Atem.